kaip tu ten Simonas sakai visą laiką, sveiki visi, tai mes kalbam, mums šaukia jausi kateterės, mes šnekam, taip, mes jūs matom ir sveikinamės, o su jumis paskutinį kartą iš Palangos olimpinės studijos, ko gero reiktų teisingai sakyti, kad jau atsisveikinam ir toks pojūtis, kad atostogos baigėsi, savaitgalis baigėsi, saulutė jau vakarop, baigėsi ir olimpiada, jeigu man čia tekės ašra, tai nuvaly, kad žiūrovas nepamatytų, tvarkoj. Ir buvo labai smagu su jumis matyti gimstančius olimpinius herojus. Dar kartą norim padėkoti Rūtai ir sėkmės palinkėti ir olimpinių rekordų. Ir tikimės, kad buvom vieni iš tų daugelio, kurie prisidėjo prie olimpinės šventės. Iš tikrųjų tai buvo neįtikėtina. Net 67 tiesioginio eterio reportažai, šimtai pakalbintų žmonių, daugybė dovanų padovanota ir tos 17 dienų olimpinių žaidynių ritmu buvo įdomios. Čempioniškos. Mes nesiskūsim, kad mes pavargom, nes jeigu ir buvo koks nuovargis... Aš taip, pažiūrėjau, taip esu šiek tiek nesiskutęs. Tai visą tai atperka tikros, nuoširdžios žmonių emocijos. Dėkojam visiems už tai, kad buvote kartu, kad sirgote, kad džiaugiatės, kad verkėte kartu su visa Lietuva. Ir aš iš tikrųjų, kad mes pasižiūrėkime. Buvo momentų, kai buvo labai sunku sulaikytas ašaras. Į ekraną dėmesį.
Dar dabar žiūrint Rūtos Meilutytės finišą odą pagaugais, jinai įdomu, kiek dar kartų tą patį stebint vėl bus grįš emocijos. Viskas. Taip, Prisimenam. ačiū mūsų olimpiečiams, ačiū visiems žmonėms, kurie buvo kartu, kurie palaikė mūsų olimpinę rinktinę. Ačiū visiems, kad... Ačiū tau, Simona, ir darom Ačiū tą tau. už Lietuvą. Mes Už už Lietuvą. Lietuvą. Ir einam maudytis jūrą, štai ten. Iki.